Mažosios kapelos turbūt prilinkėjau jums visko. Mes taip pat prisidedam prie linkėjimų, kviečiam jūs kartu padainuoti, kartu pašokti. O mes darom tą, ką mokam, grojam ir dainuojam. Ой,
čia sukatės, šokat ir sukatės, tai aš žinokit noriu jum irgi tokį va, tas mano dieną žinot draužė ir draužė, nu, ta prasme šaukštus draužė, tai jis čia visko man pridrožė, tai aš va jum, kai jeigu nepristiktų, kad būtų kuo cepelinus maišyt. Ačiū jum! O dabar dar skyri žmonės vėl noriu kreiptis. Da porą klausimų tokių man žinot pasistojo, tai aš noriu su juos, nu kaip sakyti, aiškyti. Tai vėlgi, kas žinot atsakymą, ateinat pas mane, aš duosiu prizą. Bet jūs drąsiai eikit, žinokit, nebijokit, aš ir kad pasiūtus, bet nesispardau. Tai vienas klausimas man labai neaiškus yra toks. Jeigu į juodąją jūrą įmesi baltą rankšluostį, kas jam bus? O ateisit pas mane? Tai dabar abirat, leisit? Tai kas bus? Nu šlapės, aišku, kad šlapės, prašau, prašom. Nu į dar vieną, šiandienos ratas nesisuka, kai ji važiuoja. Kas ateis pas mane, tam atiduodu. Kas ateis pas mane, tam atiduodu. Nu atsarginis, ale pas mane tai nedėjot. Zapaskiai. Nu žodžiu, zapaskiai nesisuka. Prašom, taip, tikrai taip. Nu tai va, žinot, tai ačiū jum, aš taip sakant, nu irgi jau da vis tokių tų klausimų turiu, žinot, kur man pasistoja. Grojam kapelį. Na, va, dabar bausiu save. Baisiausias dalykas, suvalkėjo į kapelą išvadinti kapelyje. O aš tai ėmiau ir padariau. Tai dabar nei 12 negausiu, nei pusės kilo lašinių. Baisu. Na tai dar groja kapela žemyną. Dainuoti čia mėgose jaunimo šito pamiršti tikrai negali. Daug šoko dainavo, harmonika grojo, vėjolinių vardo įsirvo grojo. Daug šoko dainavo, harmonika grojo, vėjolinių vardo įsirvo grojo. Piliukas, bet čia labai daug mergiščių. Tai žinokit, kad to mergiščiom biskį, taip sakant, pauodegį uždegtų, tai special tėvo ant piliuko paėmiau. Kur ta mūsų rimutė, kur ta mūsų vadovė? Ačiū, ačiū, ačiū.
Va, Jėzau. Nu ką, brangieji, sako, baigėsi kolera, baigėsi vaistai. Ir ką padaryt? Baigėsi muzika, baigėsi šventė. Na, leda, žinokit, biskį, sako, pašokom, padainavom, privalgėm, al reiktų ką nors gero dar nuveikt padaryt, va. Tai aš labai noriu paragyti visas bendruomenės ir visus, jeigu dar visko į puodus nesudėjot ir nesuvirėt, tai būkit geri, prisidėkit prie Vilkaviškio rajono neįgaliųjų kybartų virtuvėlės, tokios valgyklėlės gerbuvių. Tai ir toks autobusas, galima viską nešti į autobusą, va sakė, tas liorlevas, kur ten toksai kaip, va, na beveik kaip mano diedo nosis, violetinis. Va, tai į tą viską galit sunešti, žinokit, tai tikrai atsidurs valgyklėliai ir bus visi labai jums dėkavingi. Nu, aš ką, jau viskas, darbą šiandien baigiau, 12 įveikiau, su jumis visais atbuvau, ačiū, kad buvot, ačiū, kad atėjot, ačiū, kad nepasididžiavot, ačiū visoms bendruomenėms ir visiems dalyviams. Ir aš tai, žinokit, galvoju, kad šitą roką reikia kitais metais pakartot. Man tai baisiausiai patiko. Tai aš kaip tik sulauksiu, žinokit, rudens, kaip tuos kopūstos gimimas būna antrų rozų, tai aš jūs vėl visus čia susikviesiu. Tai ačiū, brangieji, ir iki kito meto.